Kągi po dramatiškos kovos rezultatus 76-73 Arotenos kolegijos krepšininkai palaužė PXNX pasipriešinimą. Po rungtynių kalbiname rungtynių didvyrį Tomą Mušenkovą, kuris lemiamą metu pataikė šaltakraujišką tritaškį bei pastumėjo savo komandą pergalės link. Tomai, kaip vertini šias varžybas? Laimėjimą tai be abejo reikia vertinti gerai, bet manau, kad buvo daug niuansų. Stringome puolime, galbūt galėjome ir vėliau laimėti, nors galbūt šiek tiek aš tikėjausi didesnio pasipriešinimo iš varžovų, nes manau, kad jie buvo favoritai. Tomai, sakyk, kas įvyko, jog perlaužėte rungtynes savo komandos naudai? Ir kaip manai, kada būtent įvyko rungtynių lūžis? Nežinau, tokį kaip lūžėme, viskas aiškinomės, viską iki pat paskutinės sekundžių. Galbūt daugiau mums pasisekė įmetę paskutinėm akimirkom ir laimėm. Paulius turėjo puikią galimybę gale varžybų išvežti pratęsimą, bet jam nepasisekė. Kas dėjosi tavo galvoje, kai paleidai tą tritaškį, kuris išvedė tavo komandą į priekį? Atvirai pasakius, tai kaip kalbam savęs, nes šiandien pramečiau labai daug metimų ir tikrai nesu mačo didėlis. Tiesiog manau, kad padariau darbą tą, kurį turiu atlikti. Komanda ir tiesiog ačiū Dievu man pasisekė. Kokį vaizdą paliko PXNX komanda? PXNX komanda yra, manau, nepaslaptis, kad yra vieni lygos favoritų. Prisijungusi Pauliui grįžus pas juos, jie tikrai turi subalansuotą gerą komandą, yra geras kolektyvas ir linkiu jiems sėkmės ir galbūt susitiks. Rezultatyviausiose rungtynėse tarp Titano ir Ledevilos komandų rezultatų 100-121 pergalę šventė Ledevilos komanda. Po rungtynių kalbiname Ledevilos puolėją Karolį Šukį. Karolį, sveikinu su pergalę ir sakyk, kas lėmė tokį didelį rezultatyvumą šiandien? Turbūt greitos atakos ir greitas žaidimas ir taiklūs metimai. O kaip gynyba šiandien? Gynyba, kaip matot, tą praleidom, vadinasi, puolėm gerai, bet ir gynėmės prastai, varžovams leidom daug taškų primest. Prasta gynyba buvo tikrai. Kodėl banguotai vyko žaidimas? Titano komanda dažniausiai atsilikinėdavo 10 taškų skirtumo ir niekaip nepavykdavo jums atitrūkti. Nežinau, tiesiog galbūt, kad nežaidėm taip labai stengdamiesi gintis, tiesiog puolėm ir varžovai puolė. Trumpas atsarginių suolėlis šiandieną pakišo koją ar galbūt kaip tai geriau? Tai nepakišo, turbūt visi pasižaidėm. Normaliai nebuvo jokių pykčių ir turbūt, manau, nei blogai, nei gerai, tiesiog visi patenkinti, manau. Karolis, sakyk, kodėl šiame sezone Ledevila, nors ir stiprią sudėtį surinkusi, labai banguoja? Manau, kad trūksta tarpusavio susižaidimų. Turim keletą lyderių, kaip sakant, legionierių, viskas daugmaž, visi metimai, visos takos baigėsi jų metimais ir galbūt varžovai, kaip tik juos ir žiūri daugiau ir kiti komandos žaidėjai vietiniai mažiau svarbus rungtynėse, dėl to ir sunku kažkaip žaisti prieš varžovus, kurie žinom, prieš minus ką darysim. Ir dar trūksta to tarpusavio tokio. Titano komanda, sakyk, jie reikėjosi turnyrinės lentelės apačioje ir kokį vaizdą paliko šiandieną jie? Pagrindė 3 žaidėjai žaidžia, išsimeta didžiąją dalį komandos metimų, kiti taip daugiau epizodiškai galbūt. Ar nenustebino šiandien labai aukštas Titano pataikymas nuo 3 taškų zonos iš 2 taškų, labai daug perėmė kamuolių Titanas? Ar nenustebino Iš tikrųjų nežinau, kad ten Ugnius, Karolis, Žygis meta daug, tik gauna laisvas kamuolį progą ir atakuoja iš toli. Tikrai nenustebinu. Gynyba mūsų leido jiems tai daryti. Sakyk, reguliarusis čempionatas jau po truputį eina į pabaigą, ar Ledevilos komanda panašu jau patenka į tarp 6 stipriausių ir sakyk, kaip vertini savo komandos galimybės kovoti tame šeštuke ir papulti į finalinį ketvirtą? Gerai, komanda tikrai stipri, tai reikia labiau pasistengti, labiau susikoncentruoti varžyboms ir tikrai finalo ketvirtą nematau problemų, kad galim nepatekti. Visos komandos daugmaž vienodų pajėgumų, visi galbūt taip galvoja, bet tikrai vertinu galimybės gerai.